Sveiki gyvi! Čia Osvaldas Vagelis ir Sport 1 eteryje debiutuojanti laida apie Manijos Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ateities krepšinio žvaigždės šiandien. Šiandien jums parodysime Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos įkurtuvės Švyturio arenoje, supažindinsime su naudingiausiais Manijos MKL spalio mėnesio krepšininkais. Taip pat jūsų laukia ir pokalbis su Kauno Žalgirio puolėju Mindaugu Kuzminsku bei svarbiausios lygos naujienos. Bet pradėkime nuo MKL mėnesio įvykio. Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykla turi naujus namus. Buvusio garsaus trenerio vardo vaikų ir jaunių krepšinio mokykla po 40 mečių praleistų 1972 statytoje krepšinio salėje persikėlė į prieš Europos krepšinio čempionatą duris atvėrusią Švyturio areną. Čia jaunieji krepšininkai ir jų treneriai gali naudotis dviem moderniomis krepšinio aikštėmis, konferencijų kambarių ir treniruoklių sale, krepšinio komplekse įrengti ir aukščiausių standartų persirengimo kambariai bei dušai. Pasak Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos direktoriaus Stasio Kaupio, sąlygos jauniesiems sportininkams dabar yra sudarytos europinio lygio. Čia turim dvigubai didesnis plotus, dvi sales, treniruoklių salė, konferencijų salės. Viską, ką reikia sporto mokyklai, kokie turėtų būti krepšinio mokyklos standartai, europinių lygių tokie ir yra. Sklinda legendos apie tas buvusias Knašiaus krepšinio mokyklos sąlygas, kad ir šalta žiemom, ir žaidėjai, ant atsarginių žaidėjai suolo su pirštinėm ir su kaliniais sėdėdavo. Toks projektas buvo, nes buvo salė pastatyta 1972 metais. Langai tais laikais buvo padaryti tokie kaip ir šitoj salėje, bet technologijos buvo kitokius, viskas pusdavėjais kiaurai, šaltis eidavo kiaurai. Žiemos metu daugiau salėje nebūdavo, kai 10 laipsnių geriausiu atveju, 10-12 geriausiu, blogiausiu, 8 ir 6. Bet tokios sąlygos užgrūdina ir tokiose sąlygose matot, kiek daug gerų krepšininkų užaugo ir kiek komandų pasiekimai geri ir krepšininkų daug. Kad bus dabar karšta, neaišku, kaip bus. Jau kalbam apie tai, kad ta šiluma ir geros sąlygos kai kuriais atvejais ir meškos paslaugoje, o jauniem žaidėjiem duoda. Kartais bus išbandysim. Perėjai nuo tokių ekstremalių sąlygų iki puikias sąlygas pažiūrėsim. Vieni metai, antri metai, žiūrėsim, ar rezultatas gerėja, ar stovim vietoj. Bet tikiuosi, kad rezultatai bus tikrai geri. Naujaisiais namais Klaipėdos Švyturio arena džiaugiasi ir patys Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos auklėtiniai bei jų treneriai. Jie taip pat pritarė mokyklos direktoriui ir teigia, kad vienas svarbiausių naujojo krepšinio komplekso privalumų yra tai, kad Klaipėdos jauniesiems krepšininkams ir jų varžovams pagaliau nebereikės šalti. Knašiaus krepšinio mokykla persikraustė į naujas patalpas. Ar būtų galima sulyginti senas sąlygas ir dabartinį? Uždavėt klausimą ir juokitės, be abejo, kad negalim. Yra visai skirtingos sąlygos, yra nauja salė, dvi salės, tai ir darbas, ir varžybos, ir treniruočių procesas visai kitoks, kur yra nauja salė ir kur buvo sena salė. Tai kaip įvertintume tas naujas sąlygas, kaip jas būtų galima turėti? Gerai, labai gerai. Šiltos, gražu, rūbinių daug, salė ir dvi spalvos gražios, jaukių, viskas tvarkoja. Aš manau, to, ko reikia jaunam žmogui ir tuo pačiu sportininkui, to, ko reikia krepšinio treneriui, čia viskas yra ir štanginė, ir trenerių kambariai, ir konferencijų salė, ir viskas. Viskas to, ko nebuvo tenais, viskas čia yra. Kažkas iš klaipėdiečių juokavo, kad klaipėdiečiai buvo nepratę žaisti šiltai, jie buvo pripratę kokį kėlinuką žaisti šaltai, kol apšyla, nes senoji salė buvo šalta, dabar per šilta. Varžovams gal buvo keiščiau, nes kol šildavo, tol gal mes turėdavom pranašumą, bet nemanau, jau yra daug ir kitose sporto mokyklose irgi yra neblogos sąlygos. Ar tos pagerėjusios sąlygos pagerins Knašiaus mokyklos komandų rezultatus? Tai čia kiti irgi juokavo, kad kaip tik gal pablogins. Aš nežinau, tiesiog geros sąlygos treniruotis. Vien dėl to, kad dėl šalčio ar dėl kažko, bet šiaip tai, nežinau, tikėkimės, kad pagerės. Paprastas klausimas, Žydriau, kiek metų jau lankai krepšinį?
5 metrus. 5. Ir tu turbūt visus 5 metus žaidėjai senoje salėje, ne? Taip. Ir va dabar jeigu reikėtų palyginti senąjį ir naujasis salėje. Nu, šitą, aišku, geresnė, žinoma. Šilta. Nu, šiaip danga geresnė, viskas geriau. Senoji salėje yra buvę labai daug tokių įdomių nutikimų, gal ką nors pamėtina, ir drėgna būdavo ir šalta. Nu, tik tiek, kad šalta, mes su striukėm visada sėdėdavom žiemą ir viskas. Žaisdavom ir su striukėm sėdėdavom ant suolo, tik tiesiog. Daugiau tokių neatsimenu. Tai atsarginių žaidėjų visas suolas tiesiog ant Jo, suolo su sėdėdavo. piršinėm, su kepurėm. Nu, ir viskas. Dabar turbūt prisiminus tos laikus truputėlį juokas. Nu, jo, be. Kaip įvertinti tas naujasis salės? Nu, nežinau, labai gerai rūbinės, aš nežinau. Tvarkoj, anksčiau irgi šalta būdavo ateini persirengti šalta, dabar viskas šilta tvarkoj, sutvarkyta. Tai aš teigiamai, aišku, viskas. Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos direktorius Stasys Kaupys neabejoja, kad dabar jaunieji Klaipėdos krepšininkai turi galimybę žaisti gražiausioje arenoje visose Manijos moksleivių pirmenybėse ir juokauja, kad už naują krepšinio kompleksą gali tekti reikalauti gerinti klaipėdiečių rezultatus. Ar galima tvirtinti, kad dabar Knašiaus krepšinio mokykla turi, ko gero geriausias sąlygas? Net tvirtinti taip negalim, tik turim naujausią krepšinio mokyklą, kuri kvepia dar dažais, yra naujausia, gražiausia tai tikrai. Bet būtų 3 salės ar 4, sakyčiau, tai tikrai, kad turim pačias geriausias salės. Jeigu 3 salės, sakysim, kad Sabonių centre yra 4-5 salės, pas Marčiulionį irgi 2 salės. Geriau, kad pagal plotą, darbinį plotą nėra geriausias sąlygas, bet pagal visą vizualį, išvaizdą ir taip toliau, tai tikrai gražiausias. Bent šiuo momentu. Ar miestas dabar iš jūsų nepareikalaus, kad visose amžiaus grupėse klaipėdiečiai turi tapti čempionus tokiam sąlygom? Nu, čia ką tu gali žinoti. Apetitas kyla bevalgant. Pernai mūsų visus komandos buvo prizininkis. Kas gali žinot, kas bus ateityje? Priklauso čia nuo ir žmonių, kurie sėdi savivaldybėje ir taip pat nuo trenerių, nuo visko priklauso. Nors Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos personalas ir krepšininkai dar tik pratinasi prie naujųjų patalpų, tačiau atrodo, kad Švyturio arena jau dabar klaipėdiečius įkvepia siekti didžių pergalių. Bet pasiseka, žinoma, ne visada. Manijos moksleivių krepšinio lygos jaunių vaikinų B čempionato rungtynėse su Arvydo Sabonio krepšinio centro antrąja ekipa, kurių epizodus dabar ir matote, Vlado Knašiaus mokyklos krepšininkai turėjo pripažinti varžovų pranašumo rezultatus 72-78. Bet net ir toks rezultatas kol kas nekliudo klaipėdiečiams žengti koja kojon su turnyrinės lentelės lyderiais. Senojoje Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos salėje užaugo tokie žaidėjai kaip Arvydas Macijauskas, Eurelijus Žukauskas, Tomas Delininkaitis ar Saulius Štombergas, nors naujai arenai savo ryškiausių žvaigždžių dar teks palaukti, bet regis pradžia daug žada. Manijos moksleivių krepšinio lygoje kiekvieną mėnesį pagerbiami 2 naudingiausi krepšininkai, kuriems tenka įveikti milžinišką, daugiau nei 6000 kitų jaunųjų talentų konkurenciją. Kaip vyksta naudingiausių mėnesio žaidėjų atranka ir koks šių apdovanojimų tikslas? Naudingiausia Manijos MKL sezono mėnesio įteikiam kiekvieną mėnesį. Juos apskaičiuojam pagal naudingumo koeficientą ir imam visus čempionatus, tai per visus čempionatus yra 11 čempionatų, iš visų čempionatų imam tik tai 2 žmonės, merginų ir vaikinų grupė. Tai manau, tai labai iš didelio kiekio, jeigu imam bendrai sportuojančių 7000, atrenkami 2 žmonės, tai galima sakyti, kad tai tikrai to verti būna. Aišku, siekiame, kad paskatinti ir motyvuoti dar labiau dirbti ir siekti aukštumų, nes neslėpsiu, kad jau gaunantis naudingiausius prizus tikrai gali tikėtis papulti rinktinės ir gal net kažkada Lietuvos rinktinės, kaip ir buvo su Linu Kleiza, kuris kažkada buvo, ir tais laikais nebuvo mėnesio naudingiausias, buvo viso sezono naudingiausias. Ir žiūrėkit, kas dabar jisai yra Lietuvos rinktinės naudingiausias žaidėjas. Na, o spalio mėnesio naudingiausiais Manijos MKL krepšininkais tapo 2 Kauno miesto krepšinio mokyklos Aišė atstovai. 14-metis Martynas Varnas,
žaidžiantis jaunučių vaikinų B čempionate, ir 17-metė Justina Matuzonytė, atstovaujanti Aišėms jaunių merginų pirmenybėse. Martynas Varnas spalio mėnesį Aišėms padėjo laimėti abejas žaistas rungtynes. Per jas gynėjas pelnė vidutiniškai po 25 taškus, atkovojo 15,5 kamulio ir atliko 3,5 rezultatyvaus perdavimo, rinkdamas 31,5 naudingumo balo. Tuo metu centro puolėja Justina Matuzonytė spalį žaidė tik 1 rungtynėse, tačiau tas rungtynes aiškiai laimėjo, o Justinos pasirodymas buvo fenomenalus. 23 taškai, 20 atkovotų kamuolių ir 9 blokai, bei viso 42 naudingumo balai. Naudingiausi mėnesio žaidėjai apdovanojami Reebok sportiniais bateliais ir Manijos šokoladų dėžutėmis. Naudingiausius mėnesio žaidėjus, šių sezono pirmus mėnesio naudingiausius ir linkim, kad dar ne vieną mėnesį būtų naudingiausias. Taip pat sveikinu tave, Reebok prizai, prašom dėvėkite ir kad būtų daug geresnių rezultatų. Sveikiname naudingiausius spalio mėnesio krepšininkus ir mes, bei kviečiame artimiau susipažinti su Martynu ir Justina. Martynai, tai sveikinimai su naudingiausiu spalio mėnesio moksleivių krepšinio lygos prizu, ar pats tikėjai tokio įvertinimo? Ne visai. Labai džiaugiausi, bet nesitikėjau. Ir ką tau reiškia būtent toks apdovanojimas? Labai džiaugiuosi, nes niekad nebuvau tokiu išrinktas. Svarbu. Kol kas sezono pradžia sėkminga ne tik tau asmeniškai, bet ir komandai. Vos vienas pralaimėjimas per pirmasias 4 rungtynes, tai galima sakyti sezono pradžia tokios, kokios ir norėjot? Taip. Ir kaip manai, tokį rezultatą pavyks išlaikyti ir toliau? Stengsime. Visgi tau asmeniškai kas svarbiau, būtent tas įvertinimas asmeninis ar komandiniai rezultatai? Tai komandiniai visą laiką yra svarbiausia. Taigi, galbūt tą naudingiausią žaidėjo prizą iškeistum, pavyzdžiui, dar vieną pergalę komandinėje įskaitoje. Tai būtent. Martynai, kiek laiko jau žaidži krepšinį? Nuo 1 klasės, tai 8 metų. Ir tai hobis, pramoga ar jau gyvenimo būdų pasidarė? Gyvenimo būdų. Ir savo ateitį sieji būtent su galbūt profesionaliu krepšiniu? Taip, norėčiau. Galbūt turi kokį nors idealą, žaidėją, į kurį norėtų būti panašus? Lena Kleizė. Kodėl? Nes jis gerai žaidžia. Na, būtent tokio tipo norėtum būti? Taraninio stiliaus žaidėjas, kuris gali ir pataikyti? Ja. Tai kaip manai, daug darbo dar reikės įdėti, kad kada nors su Linu Kleiza 1-1 įveiktų? Labai. Justina, koks tai jausmas iškovojus naudingiausios moksleivių krepšinio lygos mėnesio žaidėjos titulą? Labai puikus. Ir iš principo tą prizą lėmė tos vienerios puikiai sužaistos rungtynės, 42 naudingumo balai. Ar galima sakyti, kad tai geriausios tavo rungtynės kol kas karjeroje? Tai iš tiesų tai tikriausiai geriausias. Ar varžovės buvo tokios silpnos, ar tavo tiesiog diena buvo? Tiesiog gal buvo mano diena, viskas labai gerai sekėsi. Ir kaip manai, kas tau padeda visgi pasiekti tokius puikius asmeninius rezultatus? Tai yra tos treniruotės, tas begalinis darbas? Tai tikriausiai begalinis darbas, noras, ūgis. Beje, koks tavo ūgis? 1,54 m. Tai 2 metrai bus galbūt? Ne. Kalbant apie komandos rezultatus, jeigu su asmeniniais viskas puiku, komandai kol kas sekasi ne taip gerai. Kaip manai, ko dar trūksta? Galbūt susižaidimo. Nežinau. Ar dėl to, kad daug naujų krepšininkių, ar kame gali būti šaknis? Net nežinau, gal trūksta tiesiog daugiau treniruočių, ar šiaip. Ar pagalvoji apie profesionalios krepšininkės karjerą? Norėčiau. Tai jeigu Vičia Aistėms reikėtų pastiprinimo Eurolygoje, sutiktum? Tai aišku. Ar galbūt, o net pasvarstai apie manekenės karjerą? Ne. Kodėl? Tiesiog netraukia. Tai atradai krepšinį, tai yra gyvenimo būdas, hobis Taip, ir... gyvenimo būdas. Ir būtent su juo nori siekti savo ateitį? Taip. Ko palinkėtum kitiems moksleivių krepšinio lygos žaidėjams, savo kolegoms? Ką reikia padaryti, norint pelnyti tokį naudingiausią žaidėjo apdovanojimą? Tai tiesiog tikėti savimi, siekti užsibrėžto tikslo ir nenuleisti rankų, jeigu nesiseka. Neįtin kalbus mūsų jaunieji talentai. Tačiau jų krepšininkai savo vertę įrodo žaisdami, o ne kalbėdami. O ką apie jaunuosius talentus gali papasakoti vyresnieji? Trenerė, taigi keletą žodžių apie Justiną. Kaip apibūdintumėte ją? Kokia tai yra žaidėja aikštėje ir kokia jinai yra kaip žmogus už aikštelės ribų? Už aikštelės gal pradžiai pasakysiu ribų yra labai puikus žmogus,
kuris viskuo domisi ir tikiuosi, kad Lietuva turės dar vieną gerą sportininkę. O krepšinio aikštelė jinai atiduoda viską save ir labai noriai žaidžia, noriai kovoja dėl kamuolių ir toks didelis josios noras, man atrodo, tik tai jai padės tobulėti. Ar galime sakyti, kad ji yra jau dabar tikra komandos lyderė? Praeitą mėnesį taip, galima sakyti, o kaip atrodys kiti mėnesiai, negaliu pasakyti. Na ir jūsų akimis pelnytas tas naudingiausios žaidėjos prizas? Be abejo, jinai labai daug treniruojasi, dienoje 2 kartus, tai tikriausiai rezultatą ir pasiekė. Žinant tuos vaikus, aš juos žinau ne tik tai, kad šį mėnesį naudingiausiai esu matęs, kaip jie žaidžia, taip tikrai turi potencialo kaip krepšininkai ir aš manau, kad mes dar išgirsim jų pavardes. Ir tuo aš tik tai kviečiu visus, kas mažiau domisi vaikų krepšiniu, ateikit ir pažiūrėkit būsimą žvaigždės ateities. Tai prieš 3 metus dar Jonas Valančiūnas lakstė moksleivių krepšinio lygoje. Tai manau, kad jeigu norit pamatyti naujų būsimų, kuris atrodė dar 16-13, mielai kviečiu. Dabar trumpa pertraukėlė, o po jos pokalbis su Kauno Žalgirio puolėju Mindaugu Kuzminsku bei svarbiausios MKL naujienos.